Gyvenimo dirbtuvės tai yra tavo daugiau nei 10 valandų asmeninis retrytas namuose, niekur neišvykus su visais mumis 4. Ką šioje programoje tu gali rasti ir ką gali tikėtis? Tai pirmiausia, prisijungsim prie tavo vidinės laisvės ir pasitikėjimo savim ir tos vidinės ramybės, ko labiausia mums reikia kiekvienos dienos realybėje. Rezultatus, kuriuos tu išsineši po šios programos, tai vietoj to, kad mes taip dažnai susifokusuojame į problemas ir nematome sprendimų, šis platesnio matymo praktinės užduotys ir ypatingai meditacijos atneš tau galimybę pažiūrėti į savo problemas per sprendimą ir absoliučią ramybę bei žymiai stabilesnį pasitikėjimą savimi. O per judesio praktikas tobulinsime savo emocinį imunitetą, stiprinsime jį, paleisime visas užsibuvusias emocijas, stresą, išlaisvinsime savo kūną, dar labiau susijungsime su savo intuicija ir moteriška energija. Ir tai mums padės manifestuoti savo viziją, savo tikslus tavo realybėje. Yra pasakymas, tavo sveikata yra iš tikrųjų tikroji finansinė gausa. Tai mano užduotis ir aš dalinuosi su jumis tom gamtos paslaptimis, kurias taikau kiekvieną mielą dieną ir norisi pasidalinti su jumis, kaip įveikti emocinį stresą, kaip įveikti sveikatos problemas ir panaudoti tos gamtos žinias kiekvieną mielą dieną. Paprastais žingsniais, bet labai efektyviais. Kiek žinau, Vytas dalinsis taip pat paslaptimis apie emocinį valgymą. Tai, kad jeigu žinai, kad kartais tas emocinis perkrautas mentalinis momentas, kuomet tu užpildai maistu, Vytas žino puikias paslaptis ir aš puikiai žinau, kaip man padėjo jos mano gyvenime, gali pasidalinti su tavim, kaip sveikai išspręsti šias mažytes problemas mūsų moterų kasdienybėje. Aišku, nepamiršime mes savirealizacijos kelio, kai žinau, yra tikrai svarbu tau, jeigu esi čia. Tai aš padėsiu įsigryninti per japonų filosofiją Ikigai metodiką savo pašaukimą, savo kelią, savo esmę ir padėti prieiti prie konkretaus veiksmų plano ir įsigryninti, kokie yra tavo pirmieji žingsniai jo pasiekti. Tai ką, laukiam tavęs prisijungiant ir susitinkam tavo retryte namuose. Iki!